Čia staiga atidaręs pamačiau tokį užrašą: 1973 metai, mokslai baigti, diplominis darbas, 2 paveikslai. Stasys prieš komisiją stovi, laukia klausimų. Tai maždaug taip turėtų šiandien įvykti, bet pirmiausia, aš norėčiau pristatyti mūsų spaudos konferencijos dalyvius. Tai yra Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas, Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys, Implement architektas Aurimas Sirusas, muziejaus direktorė Vaida Andrijauskaitė, muziejaus kuratorė ir atidarymo parodos ikonos Stasys ko-kuratorė Lina Albrikienė, atidarymo parodos ko-kuratorius Ignacija Eidrigevičius ir Stasys Eidrigevičius. Mes pradedame ir pirmiausia noriu suteikti žodį Panevėžio miesto merui Ryčiui Račkauskui. Prašau. Gerbiamas mielas maestro Stasy, gerbiamas ministrė, mielos ponios, malonūs ponai, ladies and gentlemen, good afternoon, you are welcome in Panevėžys. Iš tiesų šiandieną yra ypatinga diena Panevėžiui ir Lietuvai ir turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad tai išskirtinė diena ir moderniojo meno pasauliui, nes nebejoju, kad šiandieną šios erdvės Stasys muziejum, kurį šiandieną ir atidarysime, nebejotinai taps tarptautiniu reiškiniu, taps ryškiu ženklu pasaulio kultūros ir meno žemėlapiuose. Tad pirmiausia, noriu pasidžiaugti dar kartą ir padėkoti mielam Stasiui už neįkainojamą dovaną savo vaikystės miestui. Noriu pasidžiaugti centro komandą, nes žinodamas jos potencialą, jos profesionalumą ir svarbiausia atsidavimą šiam projektui, nebejoju, kad šiose erdvėse norės būti matomi patys žymiausi meno kūrėjai ir čia meno apsuptyje puikiai leis laiką panevėžiečiai ir miesto svečiai. Na ir naudodamasis progą noriu padėkoti kiekvienam, kuris lydėjo mus kelionėje iki šio rezultato nuo pat idėjos užgimimo, kurių dėka šiandien su pasididžiavimu atversime šio muziejaus duris. Tai trumpai būtų tiek. Gerai, aš dar paskui turėsiu jums klausimų, tikiuosi klausimų turės ir susirinkę čia kolegos žurnalistai. Dabar norėčiau kreiptis į Simoną Kairį. Simonai, ar turėsite kažkokį pranešimą pradžioje, ar galiu iš karto nuo klausimų? Nuo klausimų, labai gerai. Tai pirmas klausimas labai paprastas. Kaip ten buvo su tuo skambučiu Stasiui Eidrigevičiui, nuo kurio atseit viskas ir vėl prasidėjo? Tai iš ties labai geras jausmas, ne tik, kad čia pirmą kartą būti be šalmo ant galvos, jau su, kaip sakyti, atvirom mintim ir pasiruošus ne tik kažką gauti, bet ir pačiam palikti. Tai, manau, irgi yra ir meno, ir kultūros viena iš tokių principinių dalykų. O iš tikrųjų, aš labai gerai prisimenu atėjus į ministro kabinetą, praėjus ten vos keliom savaitėm, buvo tokia situacija, kad, iš esmės šitas projektas buvo jau kaip ir stalčiui, bet čia dar labai gražiai aš pasakysiu, galėčiau ir kitus žodžius naudoti. Ir iš tikrųjų labai jautėsi tai, kad arba mes darom, arba nedarom. Ir iš tikrųjų su komanda įvertinę irgi visas aplinkybės, nusuvokėm, kad projektas yra unikalus, impulsas Lietuvos kultūriniam gyvenimui irgi būtų didelis turint tokį objektą. Ir ką dabar daryti? Ir galvojom, vis tiek nėra kitos išeities, nėra su kuo daugiau kalbėti, su kitom valdžiom, dar su kažkuo ir panašiai, reikia skambinti, iš esmės Stasiui. Ir mes susiskambinom, turėjom labai gražų pokalbį ir pradėjom tikrai gražų bendravimą ir matyt, irgi man labiausiai
toks didžiausias įspūdis viso šito vyksmo yra tai, kad iš tikrųjų toks betarpiškas kontaktas su pačiu menininku, kalbant apie kultūrinį objektą, kartu siekiant bendro tikslo, tai yra irgi tokia neįkainojama patirtis. Ir iš ties mes irgi dažnai turbūt irgi norim sulaukti kažkokių ypatingų progų, kažkokie mūsų dabar veikiantys menininkai, kol jų jau nebevaikščios jie tarp mūsų ir panašiai. Šiandien mes turim gyvą, kvėpuojantį objektą, kartu dalyvaujant irgi jaunam energingui menininkui Stasiui Eidrigevičiui ir iš tikrųjų matyti, kaip užsipildo šitas pastatas Stasio Eidrigevičiaus darbais, būsimom idėjom, svečiais ir aš tikiuosi tikrai, kad šitą objektą pasiek žmonės ne tik automobiliu, ne tik traukiniu, ne tik iš Lietuvos, ne tik iš kaiminių šalių, bet kas svarbiausia, kad šitas objektas ras vietą ir vietos bendruomenėje ir čia sutiksim vietos gyventojų tiesiog, nežinau, su šlepetėm, halatu, kavos podeliu, nes visa tai yra apie šiuolaikinį meną, apie įtraukę kultūrą, apie buvimą pačių savim kultūros objekte. Taip aš įsivaizduoju, kokie mes turėtumėm būti čia. Tai buvo tas skambutis ar ne? Be abejo buvo. Stasy, kaip ten su tuo skambučiu buvo? Čia šitas mikrofonas. Šitas? Mano, taip. Taip, iš tikrųjų kalbėjom, aš žiūrėjau į laikrodį. Virš 40 minučių. Virš 40 minučių, tai gali ir baseiną praplaukti, gali pasiekti pasaulio rekordą. Ir po 40 minučių aš nesupratau, ar aš sutikau, ar aš nesutikau. Aš nesupratau, aš tik sūnui pasakiau, mes pakalbėjom, o ministras jau paleido kalbas, kad Stasys sutiko. Ir tada galvoju, nebelieka man nieko daryti, reikia sutikti. Ir aš sakiau taip. Ir sako, tada perlėsim pinigus Panevėžiui. Ir viskas, paplokim ministrui. Prašom, paploti. Gerai. Ir žinot, ką jis pasakė dar? Stasy, jeigu viskas eis gerai, atjosim ant balto arklio į Panevėžį. Ir įsivaizduok, atvežiau baltą arkliuką ir aš turiu į hotelį, vakare atnešiu, padovanosiu. Aš dabar ieškoju, galvoju, kad aš atnešiau. Pasirodo, paliko hotelį, ten audra šiandien tokia kilo ir aš jau pasimečiau, galvoju, kad čia nebeteisiu. Tai žinokite, vakare per šitą ceremoniją teatralizuotą atnešiu ministrui baltą arkliuką, ant kurio atsisėsim abudu ir išjosim iš Panevėžio. Bet viena maža detalė, aš atsimenu irgi tą laiką, kada mes taip pakalbėjom, smagiai ryšį užmesgėm, o rašto tai su parašu reikia. Ir visos institucijos laukia to rašto labai nekantriai ir Stasys atsiunčia raštą. Apipiešęs, parašęs tą, ką jis ten galvoja ir panašiai, ir tada irgi visos valdžios institucijos turi suprasti, kas čia per raštas, kas čia per nuomonė, ar čia grįžta menininkas ar negrįžta. Tai tikrai labai spalvingas procesas ir aš manau tik pridedantis tokio gero užtaiso šitam objektui judėti priekį. Aš noriu miesto mero dar paklausti, kad jau pradėjote kalbėti apie baltus arklius. Ar šis muziejus yra džiaugsmas, ar vis dėlto daugiau galvos skausmas miestui? Tai pirmiausia apie tą baltą arklį, neskubėkite išjoti, ponai, čia dar tik prasideda viskas. Tai kokį rūdą? Taip tol ne pabaiga. Ne, tai žinoma džiaugsmas, bet kelias turbūt nuo 15 metų čia visas tas procesas tęsiasi ir prasidėjo viskas nuo žodžio, čia gerokai anksčiau negu skambučiai buvo Stasiui, gerbiamo ministro. Prasidėjo viskas nuo žodžio, tas žodis buvo sveikinimas Stasiui, jeigu neklystu, tokia labai simbolišką skaičių, tokia 66 metų gimtadienio proga, kur tiesiog pakvietėme 15 metais, pakviečiau Stasį su savo kūryba grįžti į Panevėžį ir čia įkurti jo kūrybinio palikimo namus. Ir Stasys tikrai labai tą idėją labai priėmė entuziastingai ir tiesiog nuo to laiko procesas vyko. Ir šiandien jau pagaliau tas žodis tapo kūnu. Ar gali būti, kad štai šis muziejus Panevėžiui taps, kuo jūrų muziejus yra Klaipėdai? Svarbiausia priežastimi atvykti į miestą. Tai nežinau, ir jis taps kaip jūrų muziejus Klaipėdai, bet jisai tikrai taps, galbūt mūsų ambicijos ir dar didesnės. Realiai tai tikrai manom, kad tai turėtų būti tiesiog šuolis į kitą lygą miestui. Nes
esant šalia Via Baltikos ir Rail Baltikos trasų, manau, tikrai atsiras interesas keliaujančiam pro šalį Suomiui, Švedui ar Vokiečiui ar mūsų kaimynų Lenkui sustoti čia ir išlipti, nes iki tol tikrai, nežiūrint, kad esam tikrai nemažas miestas ir visada turėjome pakankamai didelių, tame tarp ir kultūrinių ambicijų, bet tikrai buvo šiek tiek mažoka, čia tik tai legendinis Čičinsko kepsnys arba Drugelių kolekcija, kurią atsimenu mūsų nuo vaikystės vedė į mūsų garsų muziejų žiūrėti ir žinoma Čikagos, reiškia, įvaizdis čia priklijuotas prieš kelis metus, kurį bandom, reiškia, keisti. Tai aš manau, tai tikrai tas aspektas, kuris leis mūsų miestui stipriai kilti į viršų, tikrai padidins panevėžiečių savivertę ir tikrai smagu, kad tikrai dideli kultūriniai įvykiai gali vykti ne tik Vilniuje. Užteks kantrybės, nes labai daug reikia kantrybės. Patikėkit, jau 10 beveik metų čia išbandė visų mūsų kantrybę ir jeigu mūsų gerbiama direktorė dar gyva, tai reiškia, visi čia kažkaip išlaikysime. Tuo mes direktorė pakalbėsim, aš dar ministrui vieną klausimą noriu pateikti. Kokiuose tarptautiniuose ir lietuviškose kontekstuose ministerija mato štai šitą muziejų? Tai vienareikšmiškai šiuolaikinis menas yra ta sfera, kuri, aš manau, mes turim koją neiti su veiksmu, kuris vyksta pasaulyje. Ir galima kalbėti apie įvairiausius kontekstus, tarptautinius ir panašiai. Ministerija kiekvienais metais stengiasi turėti kažkokį tarptautinį iššūkį. Nuo Kauno Europos kultūros sostinės, Vilniaus 700 metų jubiliejaus, kultūros sezono Prancūzijoje. Tai aš net nebejojau, kad šitą įstaigai pradėjus gyvuoti, tokiom ar panašiom ambicijom įgyvendinti, tai irgi bus labai rimtas partneris. Ir tikrai merui galiu pritarti, čia mes kalbam jau visiškai apie kitą lygą ir apie valstybinės reikšmės objektą. Ir manau, kad tas tikrai indėlis, kur mes matom irgi pastaruoju metu, kaip nebūtinai iš Vilniaus, iš kitų miestų atsiranda įvairių iniciatyvų, įvairių įstaigų, institucijų ar kaip pavadinti, kurios irgi labai pilnavertiškai dalyvauja valstybės kultūrinėme gyvenime ir irgi užduoda toną ir būna net pavyzdžių. Gerai, dabar jau noriu klausti muziejaus direktorės Vaidos Andrijauskaitės. Vaida, koks jūsų planas metams į priekį? Ambicingas. Kas bus? Viskas bus. Iš tikrųjų numatom labai intensyvę programą ateinantiems metams. Tai be abejo, šiuo metu startuojam su mūsų ikoniška paroda Ikonos Stasys, skirta ir dedikuota pristatyti muziejų, pristatyti Stasio Eidrigevičiaus kolekciją ir jo labai įvairias technikas. Ir mes keliausim vėliau per visus aukštus, susipažinsim su parodoje esančiais labai įvairiais Stasio darbais. Tuomet link rudens mes jau keliausime į Prancūziją. Tai dalyvaujame Lietuvos sezone Prancūzijoje, pristato muziejų, tai mūsų pirmas toks tarptautinis muziejaus išvažiavimas ir prisistatymas. Dalyvausim Lyone, bendradarbiaujam su galerija ir tikrai vežam įdomią Stasio darbus ir tokią architektūrinę kompoziciją. Tuomet link rudens, jau rudens pabaigoje, turėsim pirmąją savo tarptautinę parodą 4. aukšte. Tai atsivežame Hermanyčią, dar Lietuvoje nepristatytą, labai išsame ir parodą. Bendradarbiaujam su Vienos ir Graco kolekcionieriais ir pristatysim tikrai, aš įsivaizduoju, labai įspūdingą parodą. Kitais metais, jau šiais metais pradėjom kurti 2 metų projektą kartu su Stasiu, iš Stasio irgi kūrybos išeinantį jo dialogą su Čiurlioniu. Tai kitais metais pristatysim ir leidinį, ir parodą, ir muzikinę programą Homažo Čiurlionis. Tai čia tokie jau žinomi, jau tikrai mūsų įcementuoti projektai ir laukia dar daugiau ir dar įdomesnių darbų. Aišku, muziejus atsidaro ne tik su paroda, mes
turime, tai kai turėsite visi laiko, būtinai užsukite į tą mislingą į kubą, kuris yra prie pastato. Aš manau, kad architektas dar papasakos dar daugiau jo visą koncepciją, bet labai įdomi tokia skulptūrinė urbanistinė instaliacija, galimai netgi su vandens elementu. Tai čia paliksiu jums iš tikrųjų tą ištyrinėti. Prancūzai sakytų, o maža čiurlionys, ar ne, Stasy? Taip sakytų prancūzai. Stasy, aš noriu jūsų paklausti, ar jums patinka, ką jie čia dabar pastatė ir įrengė? Kodėl turėtų nepatikti? Man labai patinka, kad šviesu, kad balta, kaip čia pasakyti, kaip ligoninė gal, bet menas mėgsta baltą spalvą ir ten matysite, yra laiškas parašytas sienai. Kai palipsite į sekantį aukštą ir ten tas laiškas yra parašytas lietuviškai, jis yra patalpintas mano poezijos knygoje Gėdanti gaidžio galva. Ir tas laiškas, galima sakyti, toks savotiškai abstraktus, tokia absurdo situacija, bet aš mėgstu absurdą. Kitaip sakant, mano kūryba yra tarp absurdo ir surrealizmo, tarp fantazijos ir minimalizmo. Aš kartais mėgstu kalbėti ir mėgstu tylėti. Aš, pavyzdžiui, sutiksiu ministru, jeigu aš jo bijosiu, tai aš nieko neklausiu ir tylėsiu ir klausysiu, ką jis pasakys. Kai aš susitikdavau Tadeusz Różewicz, poetą, aš jam bijodavau užduoti klausimus. Aš jį taip gerbiau, kad aš bijojau nepasirodyti kvailas. Ir suprantat, aš bijojau bet ko klausti. Ir aš klausiau jo monologų. Tie monologai buvo tokie įdomus, tokie pilni juoko, pilni jo jaunystės pergyvenimų, nepaprastai atviras ir turtingas jo pasakojimas. Aš tiesiog džiaugiausi su juo kalbėdamas ir mes kvatodavom iki nukritimo. Ir svarbiausia, jisai vaišindavo mane kartais raudonų vynų, kartais baltų vynų ir buvo tokie gražūs susitikimai. Į tie susitikimą kažkaip sustabdavo mano gimimo dieną Liepos 24, aš kažkodėl buvau Vroclave, nes kino festivalis mane visą laiką kviesdavo ir aš sakau, yra gimimo diena, tai kur tave sutikti, ar atvažiuosi į hotelį, ar aš pas tave važiuoju. Kai aš važiuodavau, pas jį sakė, paimsi šitą taksį, taksis atveš iki mano namą, aš išeisiu, atidarysiu tau dureles, atidarė vartus ir įsileidžia į vidų, parodo savo kūrybos, ten, ką turi ant sienų paveikslų, paskui sako, sėsk, aš tau va čia taurelę pastatau, čia va arbatos, čia va užkandėlė, mes kalbam, praeina valanda, sako, aš esu jau pavargęs, prie svečio negaliu atsigulti, eik dabar į kiemą, žmona parodys tau gėlės, paskui aš sakau tau taksi ir tu išvažiuoji. Ir žinokit, kiekvienas sutikimas buvo kaip šedevras. Ir dabar, kai direktorė kalbėjo apie tos projektus, kalbas, tai viską gražiai pasakė, viską sutampa. Tik tai aš kartais noriu pakoreguoti, nes direktorė veda į tokį kartais kelią, kad čia bus kažkokio šiuolaikinio meno centras. Čia paprasčiausiai bus meno centras, ne tiek šiuolaikinio. Mes galėsim atvežti ir Leonardo da Vinci, jeigu norėsim. Čia gali atvažiuoti, svarbiausia, kad atvažiuotų šedevrai. Ir tos šedevrus mums padės atvežti Józef Grabski, kuris pažįsta visą pasaulio Liuvro žmonės. Taigi čia prikviesim tokių puikių žmonių. Čia tik sakau, reikia paimti interviu, televizijos žmonės, kurie turi savo kameras. Po šito susitikimo paimkite interviu iš kelių žmonių, čia atvažiuoja labai puikių svečių, žinokit. Ir ponas atvažiavo iš Lyono, Patrick Penot, kuris irgi labai puikus žmogus, Stasio buvo suruošęs visą metų plakatų kūrybą Lyono Celestin teatre, paskui Panevėžio galerijoje buvo paroda, buvo atvažiavęs, ten ponė sėdinti mane filmavo ir aš ant kelių atsisėdęs ten kažką galerijoje piešiau, viską atsimenu. Taigi, kiek čia buvo puikių susitikimų, žinokite. Ir svarbiausia, kad tie susitikimai bus. Tribūna yra padaryta medinė iš 19 amžiaus lendų. Padėjo tą tribūną pastatyti, sponsoravo Tomas Grebliūnas. Šitą tribūną atvežta, palikta. O paskui po šito Nyčės parodos, tai jau šitą parodą laukia. 100 geriausių pasaulio plakatų. Šitą kolekciją aš turiu. Bus labai lengva ją atvežti, bus labai lengva parodyti. Pakviesime pačius gyvus dar esančius pasaulio plakatų kūrėjus
ir taip pat šitie rūmai norėčiau, kad taip pat pirmenybę teiktų knygos menui. Taigi mano šitas noras, tikiu, ministras parems mano pasakytų žodžius, taip? Tai kad pirmenybė bus, sakau, gero plakato menui ir knygos menui. Ir šitas muziejus turi turėti savo spalvą. Tai sakau, jūs supraskite mane gerai, jeigu šitas muziejus turės savo spalvą, jis tikrai trauks žmonės iš Latvijos, iš Estijos, iš Lenkijos, iš Suomijos, iš Danijos, iš Skandinavijos ir kitų kraštų. Taigi reikia būti atviram ir neeiti kažkokią tai gatvę, kad čia šiuolaikinis menas, bet paprasčiausiai menas, geras, pasauliniai vardai, pripažinti kūriniai, kad tikrai viliotų. Teisingai? Jau Stasy, dabar aš bijau toliau klausti. Gerai, aš žiūrėjau visą laiką Józef Grabskį. O jis net nepasiėmęs vertimui. Jaučia. Žinot, menininkai kartais jaučia be vertimo. Gerai, kalbant apie gyvus kūrėjus. Jums gyvam esat muziejų pastatę, nebaisu? Baisu. Gerai, tai tada aš kreipiuosi į architektą, iš tikrųjų, dabar galbūt laikas apie patį pastatą. Aš taip suprantu, kad statant pastatą skirtą šiuolaikinio meno, bet kokio meno eksponavimui, yra problema, ar pats pastatas tampa kūriniu, ar jisai tampa indu, kuriame bus eksponuojamas menas. Ir jeigu lyginti su tokiais darbais, kaip ir Pompidou centras, arba Mudamas Liuksemburge, arba Malaga, arba Mo Vilniuje, kuo skiriasi šitas muziejus? Jis turi tokį specialų kodą, tą kodą 2018 metais parašė Stasys Eidrigevičius. Tas kodas yra paprastumas, logika ir fantazija. Tai jis tuo yra kitoks, nes manau, nei vienas iš išvardintų objektų visų trijų šito kodų sąjungos neturi. Tai buvo tai, kas lydėjo visą tą, sakykime, architektūrinį kūrybinį laikotarpį. Bandėm jį išlaikyti iki pat net ir paskutinės parodos detalės, kad tai ir būtų apie šitą pastatą būtų šitie trys raktiniai žodžiai. Tai aš paklausiu to paties, ko kažkada klausiau Lybės Kindo. Tai ar pastatė taip, kaip norėjot, ar vis tik tai išėjo kaip visada? Čia gerasis variantas. Kiek dėmesio skiriate natūraliai šviesai ir kiek dėmesio skiriate erdvei, kuri verstų judėti tam tikrų būdų joje? Saikingas reikalas yra meno erdvėse natūrali šviesa, bet tam tikri dalykai truputį įpareigoja. Mes esame vis dėlto tokioje miesto vietoje, gražaus miesto vietoje, su galimybė pamatyti per parodų salėje senvagę visų gražumu. Tai būtų nuodėmė, kad tos natūralios šviesos ir to kažkokio, sakykime, lango jame nebūtų, nes jisai irgi atrado net ir šitoj parodoj pakankamai fainą santykį tarp vidaus erdvių, išorės erdvių, tarp išorės ir meno. Tai tos natūralios šviesos saikingai yra, bet jos niekada negalima, kad būtų per daug. Nes tai yra, net ir šiandien dienai, tai yra per vertingi darbai, kad jos lepinti saulės šviesa. O kalbant apie patį pastatą, aš dabar ir į merą žiūriu, ir į ministrą, aš čia girdėjau, gal ir Stasio, aš čia girdėjau, kad čia dar ne viskas? Kaip, čia tik tai pradžia? Čia statysit toliau? Kas galėtų į tą klausimą atsakyti? Čia bus statoma daugiau dar? Na čia, kaip pavadinsime, ar gera pradžia, ar geras įpusėjimas, čia yra 60% idėjos, kurį reiškia, šiaip yra pats konkursinis projektas, kurį Aurimas laimėjo, tai yra pilnas ir jisai praktiškai iki Respublikos gatvės turėtų tas visas turis tęstis. Tai dar mūsų laukia iššūkis 40% objekto pabaigti ir kol kas tikrai labai džiaugiamės bendradarbiavimu ir su ministerija, kur tikrai jaučiame palaikymą ir patys tikrai pasirengę investuoti atitinkamai pagal savo galimybės solidžias sumas, todėl esu tikras, kad bus tas objektas pilnai jisai atsistos, aišku, čia ar po 3 metų, ar po 4, tai sunku pasakyti. Bet čia Stasys pasakytų turbūt irgi daugiau, meras taip apie tą tokią geografinę apraiptį šito objekto einant į plotį kažkur, bet jis turi dar tokio paslapties ir neišbaigtumo ir intrigos, kalbant ir apie aukštį, bet tai yra jau meniniai dalykai ir aš juos nenorėčiau labai, kaip sakyti, kištis komentuodamas, čia daugiau yra matyti jau Stasio mintis ir vizija. Gerai.
Muziejus atsidaro su pirmąją parodą Ikonos Stasys ir dabar aš jau žiūriu į Liną ir noriu klausti, na, kokia yra šios parodos koncepcija? Labai gudrus žurnalistinis klausimas. Tai mes visų pirma esame dviese kuratoriai su Ignacijum. Translation. Tai koncepcija pradžioje buvo truputį kitokia, po to kito, mes dirbam prie šito projekto daugiau negu metus iš tikrųjų. Tiek, žodžiu, ir Ignacijus, ir aš, ir Stasys, ir architektas, visi buvome įsitraukę, tai nebuvo tiesiog kažkoks pavienis žmogus. Tai galų galiausiai priėjom prie tos išvados, kad tai yra kaip retrospektyvinė paroda. Tai jūs per visus tos aukštus galite pamatyti visom technikom ir žanrais kurtus Stasio kūrinius. Kai vėliau perėsim per parodą, pamatysite, išskirstyti darbai ir tai Ikonos Stasys pavadinimas buvo pats pasiūlytas Ignacijos ir Stasio, tai gal jie labiau galėtų apie tai papasakot, aš tiesiog po to interpretavau tą pavadinimą. Bet vis tiek, Ignacija yra šeimos narys. Iškyla problemų dirbant su šeimos nariais? Tai visada, žinokit, kiek aš dirbau su menininkais, visada iškyla problemų. Okay, Ignacja. Bet jos po to sprendžiamas kažkaip. Ignacja, no, może mówić po polsku, ale mamy tylko takie tłumaczenie na angielski. Dobrze, to będziemy mówić po angielsku. Co-curated. If something is co-curated, it's always a challenge. So how much of a challenge it was? Oh, we spent thousands of hours preparing everything here because I was involved to creating museum and to creating this exhibition. I am the person who knows very well Stas's artwork, so at the beginning I made a selection of his most important artworks, very important and which works need to be here in the Stas's Museum. So most of the art pieces shown of this exhibition is from this first choose for donation and borrow to the museum. And next we create our vision of this exhibition and add some more art pieces from the Stas's studio during preparing this exhibition. You come from Poland, and we have journalists from Poland also here in this room. In your opinion, how important is this museum for Polish culture, besides Lithuanian culture, obviously? We will see, because Stasys is some kind of person behind the main power in Poland. Some very important person visions. He creates his own world, and we'll see. Maybe change that will be better. Thank you. Klausimai jums, mėlieji, kas norėtų, prašau, aš prieisiu, atnešiu mikrofoną, kelkite rankas. Kol galvojate klausimą, tada aš taip Stasio paklausiu, jis tikrai nesitik šito klausimo. Stasy, kodėl Ignacijus nemoka lietuviškai? Moka, tik tai bijo kalbėti. Okay. Nedrasus. Žinai, kaip vaikai, nedrasus. Moka. Jis viską supranta. Prašau. Kas norėtų? Okay. Stasys is not a Polish artist, he's not a Lithuanian artist, he's a world artist. Besides Čiurlionis, perhaps there's no other artist from Lithuania who is so known in the whole world. I would tell Stasys is much better known from Japan to United States, all over the world. And I am very happy that this center could promote Stasys and Italian and also Lithuanian culture in the world. And my question to the direction to you is how you would like to promote
the Lithuanian culture and Stasis. Because obviously Stasis can be a very good basis for the promotion of Lithuania and of this wonderful city too. But it needs to create a team of researchers, of scholars, which would collect archives, the documentation of the work of Stasis, which is you should prepare the archives of it. You have a wonderful chance because Stasis is still alive, so and you have a unique chance to create really a monumental institution which would be similar to Čiurlionis Museum. And my question is, if you have already some scholarly team, or do you collaborate with art historians, art critics? How is your project, your program for this? Tai čia iš tikrųjų yra mūsų sekantis darbas po atidarimo, kurti šitą komandą, kuri pradėtų dirbti su archyvu, su meno leidyba, nes mūsų visa koncentracija buvo į muziejaus atidarimą, mes tik įsikėlėm į pastatą visiškai, tik tai prieš keletą mėnesių, tai gali tik tai įsivaizduoti, kiek buvo darbo paruošti muziejų atidarimui, pirmąjį parodai ir įsibėgėti su visais kitais projektais. Tai čia iš tikrųjų mūsų yra sekantis darbas ir sekantis etapas po atidarimo. Dar klausimų, prašau, kas norėtų klausti? Hello, I'm from the Baltic Sea Cultural Center in Poland. We have the pleasure to host Stasis not long time ago. But the question is, Ignacy said that the curators had chosen the works, the most important works. What does it mean? It was the most important for you, for Stasis, for you as a family, or from other point of view? It was my selection and Stasis. How many artworks were donated, Stasys? Kiek darbų buvo padovanota muziejui? Virš 700? Daugiau. In the museum we have around 1,000 artworks. What is the percentage of all artworks you have created? It's a part of works. Because when I start work, for example, if you paint big paintings, it's easy to make a list of works. If you make sometime drawings or make graphics or make these works, you must make a good list. It must be a person who will work for you to do real list of works. Because, for example, drawings, illustrations. Sometimes illustrations never return a publisher to me. It's lost. List of lost works. A list of falsification or list of different lists, you know. And sometimes galleries ask me, is a falsification or true work? Yeah. And must be one person, otherwise I can divide me in 10 parts and I never can do more works, but in reality I do work everywhere. Sometimes photography, sometimes computer art, sometimes this, but most important thing for you is like that. Now, for the museum opening, it was planning to do one publication, special publication. And this publication must do premiere today. But the book is not in realization. You can ask director when the book will be published. I think she told that will be published in July for my birthday, 75. So you can come here on July 24 and we'll come and we do a party 75. And book will be published, I hope. So you have ever counted how many pieces of art have you done? For example, posters. Posters, it's easy to say because it's a list of posters because it's about 300, more than 300. Okay. Because sometimes poster is published by a technique like 300, 100, 1000.
or sometimes poster is one piece just in computer. Okay. It depends. Ex Libris graphics. It lists because I at the moment I don't make graphics no more. Ex Libris. Ex Libris is more than 200. There is a metal plate. Next exhibition we can do just metal plates, which made works long time ago, like 73, 74, 75, 76, that time. When my exhibition was in Japan, Musashino Art University Museum, they show about 700 works, and they published the catalog. Here is a catalog here, about 600 pages. And I was very surprised that Japanese made this like gift for Lithuania, gift for Poland, because there is history of art here. This catalog. Later I will show you this. This catalog. Okay, microphone. This catalog. I can tell you stories about every book. This book is Mr. Graf published. Now you know that this book, who will be published, must be Stasis Museum and Stasis 75. And here this book was published in Japan. See, this is in Switzerland. This is in Poland and in Lithuania too. This is in Japan. This museum, Hiroko Mori and Stasis Museum in Otaru town. This is my poem, Gennady Gaidžiogala, singing of my poem about Lithuania, about Panević. This book is like, can be book like Lithuania, I must speak Lithuania. Čia galėtų būti kaip maldaknygė. Aš šitą knygą. Like a book of prayers. Yeah, kaip maldaknygė. Gerai, Stasy, jums ne su Čiurlioniu varžytis, jums su Picasso reikia varžytis. Mes dar turime klausimą. Lietuvos ryto televizija Zina Paškevičienė. Atsiprašau labai užsienio žurnalistų, kad aš apie kiemo reikalus, nes čia buvo kiemo reikalų. Labai, ponas Stasy, aš nieko prieš jūs neturiu. Tikrai džiaugiuosi apie muziejumi, dar nespėjau apžiūrėti, bet jūs tikrai žinote, kad buvo didelis dalies panevėžiečių pasipriešinimas ne prieš jūs, bet prieš tai, kad nebūtų nugriautas čia stovėjęs kino teatras Garsas. Tačiau ir kultūros ministerija, ir ypatingai miesto valdžia buvo tik už tą vietą ir jokios kitos vietos nesvarstė. Dabar kino teatras Garsas, kuris rodo ne holivudinį kino filmus, rodo, jis yra iškeltas į miesto pakraštį ir yra kalbama, kad jis daugiau čia neatsikels. Bent jau Garso administracija bus integruota į muziejaus administraciją ir neaišku, kada pradės veikti kino salė ir neaišku, ar bus berodomi tokie filmai. Ten tas kubas šalia, tai yra būsima kino salė. Taigi mano klausimas miesto merui. Sakykit, prašau, kokia koncepcija su kino teatru Garsas? Prašau. Taip, tai mes visą laiką tą deklaravome, kad kinas niekur iš čia nedingo, kinas bus meno centro apimtyje, nekomercinis kinas bus rodomas ten jūs, kurį vardijot šitame kube, tiesiog jis dar nėra pabaigtas, kai bus pabaigtas, tai manau tiesiog tai ir prasidės. Ten, jeigu teko būti, tai istorinis Garso ir iškaba ten netgi yra išsaugota, nes tai yra istorinis kino teatras iš prieškario, vienas pirmųjų kino teatrų Panevėžyje, tai tiesiog tos tradicijos bus tęsiamos ir nekomercinis kinas čia bus rodomas, čia niekad kitaip ir nebuvo deklaruojama. Galiu truputėlį irgi tos kiemo reikalus įsterpti, tai neramus kiemas sukuria gyvybę, sukuria, kaip sakyt, poreikį sukuria poreikį kalbėtis įvairioms pusėms ir tikrai su skirtingais matymais ir mums teko irgi tarpininkauti ir pajausti visą tą nuotaiką, suvokiant iš vienos pusės, kad yra ir savivaldos reikalas šitiem sprendimam, iš kitos pusės, mes irgi buvom tokioje situacijoje, mes kalbam apie ES finansavimą, kuris priklauso nuo terminų ir arba tu spėjai, arba prarandi tas lėšas. Ir iš tikrųjų čia irgi buvo toks veiksnys, bet mano galva yra visos prielaidos visiems dalykams sudėrėti.
šiek tiek, irgi adaptuojantis prie pasikeitusių aplinkybių, naujos įstaigos, naujo pastato ir kitų dalykų, tiek į vietos kontekstą be abejo įlysti mums neįmanoma iš ministerijos pozicijų kalbant, bet tikrai palinkėčiau panevėžiečiam, ką sakiau ir interviu prieš spaudos konferenciją ir interviu metu pabrėžiau. Aš irgi įsitikinęs per daugybę projektų arba tokių kaip pavyzdžiui, Kaunas Europos kultūros sostinė, kad net tarptautiniai didžiuliai projektai labai priklauso nuo vietos bendruomenės. Ar jį ras čia kelią, ar jį jausis dalimi šito objekto, tai tikrai labai linkiu visom pusėm tiesiog bendrauti, komunikuoti, kurti ateities planus ir turėtų tokią energingą, verdantį kiemą, kuris tikrai sukurs gražių dalykų. Stasy, jūs žinomas kaip plakatistas, bent man pirmiausia kaip puikus plakato meistras. Kai kūrėte štai šitam muziejų atidarimui plakatą, parodai šiai plakatą, drebėjo ranka labiau ar ne? Drebėjo ranka, kai gavau iliustruoti Mickevičių, Adomą Mickevičių prieš eilę metų ir galvojau, kad čia didelis iššūkis ir reikia labai daug drąsos, o šitas plakatas idėja kilo Krokuvai. Krokuvoje. Taip. Ir man atrodė, šitas žmogus visada tas ornamentas mane taip traukė visą laiką ir man atrodo, kad jisai kažkas jame slypi. Kažkas tokio ir naujo, ir tokio keisto, ir mano, ir kada tu esi kaip kažkoks visada kaip ornamentas. Vakare šiandien ateisiu su rūbu, su tokiu ornamentu. Ir mes jau pradėjome kalbėti apie vakarą. Iš tikrųjų, dabar mes jau baigėme mūsų spaudos konferenciją, einame į pabaigą. Dabar kas nors, aš nežinau, kuris iš jų, gal net keli žmonės, jūs pakvies apeiti sales, pasižiūrėti. Taip pat jūs turite galimybę pasišnekėti su šiais žmonėmis asmeniškai, gauti jų interviu, dabar jau visus pažįstate. Kiek žinau, čia šiuose erdvėse galima būti iki 6 valandos vakaro maždaug, paskui jau būtų gerai iš jų išeiti. Bet vakare apie 10 valandą, aš taip pasakysiu, apie 10 valandą, žodžiu, temti, kai pradės, visi esate kviečiami į Stasio muziejaus kiemą ir mes turėsime atidarimo ceremoniją. Na, o dabar belieka pasiūlyti, pakviesti visą šią šaunią kompaniją, pamatyti tai, apie ką mes visi iki šiol kalbame. Čia yra toksai atvirukas, kas nori 3 plakatai, kurie buvo apdovanoti aukso medaliais pasaulyje. Jeigu kas norėtų turėti, prašom. Kas pirmas, tas... Kas pirmas? Prašom.